Šviesos mirksi, senos technologijos ūžia, o vienintelis tavo draugas – keistas katino pravardę turintis įrenginys. Sveikas atvykęs į Routine. Čia tampi programinės įrangos inžinieriu, nusiųstu į Mėnulio bazę patikrinti, kodėl sugedo jo saugumo sistema. Atvyksti tikėdamas techninio gedimo, bet randi apleistą stotį, išdarkytus koridorius ir jausmą, kad kažkas tave stebi. Tavo tikslas paprastas, tik iš pirmo žvilgsnio – sutaisyti sistemą, išsiaiškinti, kas čia nutiko ir jei pasiseks, gyvas išeiti. Pagrindinis tavo įrankis – CAT – Cosmonaut Assistance Tool. Jo jungiesi prie terminalų, tikrini klaidas, perkrauni saugiklius ir atidarai duris. Tas pats įrenginys gali iššauti stiprią elektros iškrovą, kurią naudoji kaip paskutinį šansą apsiginti. Koridoriais vaikšto šaltos metalinės grėsmės, robotizuotos būtybės, kurios reaguoja į garsą ir šviesą. Net menkiausias triukšmas gali pritraukti jų dėmesį. Dažniausiai teks slėptis tamsoje, klausyti žingsnių ir laukti tinkamos progos praslysti pro šalį. Visa Mėnulio bazė sukurta taip, tarsi ją būtų projektavę 80-ųjų žmonės, svajoja apie ateitį. Storos kabelių magistralės, žali terminalo ekranai, žemi koridoriai ir mirksintys indikatoriai. Garso dizainas dar labiau spaudžia nervus. Tolumoje ūžiantys ventiliatoriai ir girgždančios konstrukcijos priverčia sustoti ir klausytis, ar kas nors neartėja. Routine pasirodys gruodžio 4 dieną Steam ir Xbox platformose. Tai jie mėgsta lėtą atmosferinį kosminį siaubą, kuriame kiekvienas žingsnis gali būti lemtingas, šitą žaidimą tikrai verta pasižymėti.